Sveiki, čia Greičio linija, kaip visada apie tai, kas svarbiausia automobilių sporte. Dusetų apylinkėse šį savaitgalį netrūko nei greičio, nei įtampos. Ralis Sartai į Zarasų rajoną sukvietė ne tik ekipažus kovojančius dėl čempionato taškų. Kai kuriems tai buvo pirmasis rimtas išbandymas ralyje. Vieni čia atvyko siekti pergalės, kiti pirmą kartą stoti prie starto linijos, išbandyti save šturmano vietoje ar tiesiog pasiekti pirmąjį finišą. Todėl šis savaitgalis buvo ne tik apie rezultatų lentelę, daugeliu jis tapo naujos istorijos pradžia. Viena jų prasidėjo dar prieš startą. Mindaugas Grikėnis šį kartą iš šturmano vietą pasikvietė sūnų. Jam tai buvo pirmasis ralis gyvenime. Miniralį niekada ir nebuvau, neteko važiuoti, nei kartą nevažiavom. Šiandien bus pirmas kartas ir važiuojam su sūnum. Tai kadangi 14 metų jau turim, tai buvom sutarę taip, kad pagerės mokslai ir tėtis išpildys svajonę, du ralius važiuosim. Tai šiandien pirmas. Bet mokslai nepagerėjo, noriu pabrėžti. Viskas labai greitai sukrito. Atrodo, laiko turėjom labai daug, bet pasiruošimui pritrūko. Tai dabar gausis taip, kad visiškai žalias jaunuolis su tam tikrais pagrindais bandys važiuoti. Tai žiūrėsim. Bet tikslų jokių nekeliam. Noriu, kad pamatytų tą virtuvę, kaip viskas atrodo, kaip viskas vyksta, nuo ko prasideda viskas, o tada jau matysim. Ralyje šturmano darbas prasideda gerokai anksčiau nei užsidega starto šviesos. Reikia pasiruošti scenogramą, susirašyti greičio ruožus, išlikti susikaupus ir besąlygiškai pasitikėti vairuotoju. Todėl pirmasis startas šturmano vietoje – rimtas išbandymas kiekvienam. Dar vienas debiutas laukia ir ralistė projektų dalyvių. Merginos pirmą kartą stojo prie tikrų ralio varžybų starto ir savo jėgas išbandė V1600 klasės reikalavimus atitinkančių Toyota automobiliu. Yra ką veikti, gana sudėtingi greičio ruožai, tokiu kalnuoti, tai baisu blogai susirašyti, bet laukiam, kol antrą kartą pravažiuosim, pasižiūrėsim, kiek gerai viską susirašym, tikimės, kad gerai, bet šiaip viskas atrodo linksmai, tai tikimės, kad ir per varžybas viskas bus puikiai. V1600 klasė sukurta tiems, kurie žengia pirmuosius žingsnius ralyje. Paprastesnė technika, mažesni kaštai, tačiau visiškai tikros varžybos. O pirmasis startas labai greitai parodo, kad vien greičio čia neužtenka. Reikia susikaupimo, tikslios scenogramos, gero ryšio ekipaže ir šaltų nervų. Startavus varžyboms Dusetų žvyrkeliai iš karto pareikalavo maksimalaus tikslumo. Karštis, greiti greičio ruožai ir gausus dalyvių skaičius neleido atsipalaiduoti nė akimirkai. Ralyje viską gali pakeisti vienas greičio ruožas. Vienur sekundės laimi, o kitur jų netenki. O kartais svarbiausia tampa ne parodytas laikas, o galimybė apskritai tęsti lenktynės. Servizo zonoje kova nesustojo. Kol mechanikai tikrino automobilius ir šalino gedimus, ekipažai analizavo padarytas klaidas, ieškojo prarasto tempo ir ruošėsi likusiai distancijai. Čia kiekviena minutė tokia pat svarbi kaip ir trasoje. Tai buvom šiek tiek išsigandę, kadangi po 2 ruožų finiše pajutom benzino kvapą. Galvojom šiaip garuoja ar kas, bet atvažiavome į regrupą, pamatėm, kad pritaškyta benzino nemažai. Bet tikėjomės geriausia, važiavom tolyn, atvažiavom į servizą, vyrai sutvarkė, dėkui labai, dabar gazuosim toliau. Pirmas, antras, biški toks nusiėmęs važiavau iš po krešo paskutinį, man biški dar, bet jau dabar įsibėgėjau, jau gerai. Ne visi greičio ruožai baigėsi pagal planą. Viename jų avariją patyrė bagio ekipažas, o šturmaniai tai buvo pirmasis gyvenime patirtas vertimasis. Tokie epizodai primena, ralis reikalauja ne tik drąsos, bet ir pagarbos trasai. Pirmus tokius karjerai? Jo. Ir kaip jausmas? Nu toks baisu, bet aš jau supratau, kad virstam, kai pradėjo iš šono bagis. Taip. Bet dar gal atrodė, kad ištrauksite, ne tą? Jo, pradžiui negalvojau, nes ne taip staigiai. Svarbu gyvi, viskas daugiau okei. Važiuos, kai išvažiuos vis tiek.
Artėjant finišui paaiškėjo ir greičiausi šių varžybų ekipažai. Absoliučioje įskaitoje triumfavo Marius Vėgėlė ir Gediminas Saudargas. Jie greičiausiai įveikė visą ralio distanciją ir iškovojo pergalę bendroje įskaitoje. Nemažiau atkakli kova vyrė ir Lietuvos mini ralio čempionate. Čia nugalėjo svečiai iš Latvijos Edmunds Groštins ir Markus Krauklis. Latvijos ekipažas iš Dusetų išsivežė ne tik nugalėtojų taures, bet ir svarbius čempionato taškus. Antri finišavo Gediminas Mickus su Malvina Šlenytė, treti Žygimantas Gylys ir Mindaugas Gylys. That's good. It was good. There was one point, after having a flat tire, we were just 6 seconds something in front of Mickus, and then it was okay. What we do now, we just kept our rhythm. Stages were fast. The second loop, oh my God, it was fun. It was fun, and we managed, and a win. So good, happy. Yeah. Jo, neblogai pavyko, bet paskutiniam duopė grįžom su šakė nulenkta. Vos grįžom. Ką padarėt ir kur? Į akmenį, trečiam posūkį, sako, tai į trečią laipsnį posūkį lėkėm ir į akmenį kabinuodė, vos grįžom. Tai buvo pakibę ant lauko jau reikalai. Jau drebančiam rankom, žinai. Šitaip normaliai viskas. Padaug termometrą, parodysim, kiek pas mus pirteliai. Va, čia panašiai kaip kur eini į pirtelę, tai pas mus dar karščiau. O šiaip su važiavimas viskas gerai, antram greičio ruože šokom, taip, jau drąsiai, o šiandien teko jungti netgi 5 bėgį. Tai pagal rezultatas bus matyti. Tokie darbingi, greiti, nes jeigu 5 bėgį jungti reikia, tai jau apie 200 yra. Tačiau ne visi Dusetuose savo dieną matavo taurėmis. Kai kuriems didžiausia pergalė buvo tiesiog pasiektas finišas. Tai kas ten per nuotykiai su tuo atidarytų variklio gaubtu? Per karštą variklį buvo, aušinti reikėjo. Ne, šiaip po servizo klaida nebuvo patikrinta užraktai. Gerai, kad neatsidarė tiesioji, kur buvo prieš tai. Ir atsidarė tarp 2 lėtesnių. Stabdėme ir tarp 2 lėtesnių posūkių. Tai pralošėm kažkurią prizinę vietą. Raliste projekto dalyviams šis etapas tapo pirmosiomis tikromis ralio varžybomis. Su starto jauduliu, pirmosiomis scenogramomis, greičio ruožo tempu ir patirtimi, kurios neįmanoma įgyti jokiose treniruotėse. Labai geri įspūdžiai, labai faina, labai gaila, kad pasibaigė ir galvojom, jeigu būtume turėję bent kiek daugiau praktikos, turėtume dar geresnius rezultatus. Aišku, pasitaikė tų ženklų klaidų, bet nepaisant to vis tiek kažkam sugebam įvežti dar ir sekundžių. Tai labai smagu. Tobula. Geresnės turbūt nėra. Tikrai super, labai vis dar Norim dar. Turiu pačią geriausią vairuotoją pasaulyje. Dar biškį testų galėtumėm varyti ir į A lygą, ir į Suomiją, ir visur. Šaunuolė mano. Tokie startai dažnai tampa pradžia. Pirmiausia ateina patirtis, vėliau greitis, pasitikėjimas ir rezultatai. Sėkmingai savo bendrą ralio istoriją užbaigė ir Grikienio ekipažas. Tėčio patirtis bei sūnaus debiutas šturmano vietoje virto sėkmingai pasiektų finišo. Labai didžiuojas. Galvojau, kad ateis tą dieną, bet negalvojau, kad taip greitai. Bet kaip šiandien atsisėdame, pradėjom min 1 kilometras, supratau, kad vaikis jau užaugęs, nes pasitikėjimas, susikalbėjimas, taip gerai, ta prasme, šiandien tėvas labai laimingas. Iš pradžių bijojau, bet vėliau susitvarkiau. Pirmi 50 metrų ir viskas. Ir jau pajutau tą ralio jausmą. Žiūrėjau, kaip tėtis važiuoja, tai ir aš užsimaniau. Labai kažkaip traukė. Ralis Sartai šiemet buvo daugiau nei dar vienas Lietuvos mini ralio čempionato etapas. Čia netruko kovos dėl pergalių, debiutų, šeimos istorijų, pirmųjų finišų ir naujų žmonių automobilių sporte. Tokia lietuviškas, šveicariškas mini ralis. Pro namus, tarpus matosi Sartų, ežeras didžiulis, vėjas. Tik praeinat pro tarpą, iš karto vėjas pučia fainai, tai tokia atmosfera vasariška faina. Tai čia viskas gerai. Saugiai praėjo, kas svarbiausia, be stambesnių įvykių. Aišku, avarijų buvo, kas yra neišvengiama, bet šiaip tikrai fainai viskas. Ar regionas, būtent šitos apylinkės, turi potencialą augti iki sprinto arba kažkada galbūt net iki larčo? Turi, bet gal nereikia. Turim Zarasuose vykstantį larčą. Tai pagrindinį čempionatą, tai gal geriau ir ten supažindinti larčo bendruomenę, o čia gali važiuoti mini ralis, kuris
irgi pasinaudos tais pačiais Zarasų gerais greičio ruožais ir atvažiuos svečių. Čia gal aukti yra kur galimybės, bet gal nereikia, nes tada daugiau dalyvių, auditorija didesnė palies. Tai... Bet perspektyvoje kelių ir keliukų turbūt net ir mineralių dar yra palikta rezervė nemažai. Čia dabar jau vyko 2 setų seniūnijos, nei vienos kitos seniūnijos, tik 2 setų seniūnijos keliais vyko. Tai sprintui laisvai galima surinkti, laisvai. Jau dabar buvo 35 km, kažkai dar 15, paėmė kokių 7 km greičio ruožą 2 kartus ir 50 km, tai yra sprinto čempionatas. Ir 2 kartus ruožus galima tikrai daryti, nes tiek, kiek aš pats mačiau dangą, jinai yra kosmiškai ideali kieta. Nu, čia niekada nevykdavo ralis, ta danga niekada neliesta, susitupėja, susigulėjus, ištrombuota, išvaluota, tai tikrai čia. Danga galima ir 3 kartą leisti, jeigu būtų galimybė greičio. 2 setų apylinkių keliai dar kartą priminė, ralis prasideda nuo pirmojo starto, tačiau įsimena dėl žmonių, kurie ryžtasi jį įveikti. O artimiausiomis dienomis automobilių sporto gerbėjų laukia dar daugiau veiksmo. Liepos 3-4 dienomis Kačerginėje vyks 2026 metų Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato 3 etapas bei Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato 3 etapas. Tomis pačiomis dienomis Tauragėje startuos Lietuvos automobilių ralio sprinto ir Extreme rally čempionatų 3 etapas. Liepos 4-5 dienomis Madžiūnuose vyks Lietuvos drifto, semi-pro ir street lygų čempionatų 3 etapas, o Vilkyčiuose Latvijos ir Lietuvos bei Baltijos ralio kroso čempionatų 3 etapas. Liepos 5-6 dienomis dalyvių lauks FIA Eco Rally Cup etapas ir tradicinis ralis aplink Lietuvą. Čia buvo Greičio linija. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų susitikimų trasose ir eteryje.